Važiavom iš įvykio, keliu Pumpėnai, Rinkūnai, Žadeikiai. Kažkur 5 kilometre pastebėjom keistai manevruojantį automobilį, sustabdėm, nuėjom patikrinti. Kolega sako, neturi galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Aš nuėjau pasitikslinti vardo pavardės ir kolega tikrino, automobilį sėdėjo ir kai bendravau su vairuotoju, pajutau alkoholio kvapą nuo jo sklindantį. Patikrinom alkoholio kiekį matuokliu. Nustatytas buvo 1,33 promilės. Jis sako man, gal nori susitart. Perspėjau jį, kad dėl kyšio davimo gresia atsakomybė baudžiamoji. Įjungiau diktofoną, perspėjau, kad mūsų pokalbis yra įrašomas. Jis sako man, gal galim susitart, kiek tau reikia, 200–300 eurų. Perspėjau dar kartą jį, kad dėl kyšio davimo gresia atsakomybė baudžiamoji. Sakau, mūsų pokalbis įrašytas buvo. Nuėjau iki automobilio, forminom. Esu sąžiningas pareigūnas, net nekilo noras paimti kyšį, nes dirbu tėvynės labui.